Pažiūrėkime, iš tikrųjų, kokie ekonominiai klausimai domina mūsų žiūrovus ir tinklapio pinigų korta LT lankytojus. Štai Mindaugas klausia jūsų, kokia būtų jūsų pozicija dėl pavėluoto, bet jo nuomonė būtino valstybinio banko įkūrimo Lietuvoje. Na būtent, jūs gerai pastebėjote, jo nuomonė būtino. Aš nemanau, kad nacionalinio komercinio ar valstybinio komercinio banko steigimas yra panacėja. Tai būtų galbūt panacėja arba iš dalies panacėja tuo atveju, jeigu mes turėtumėme monopolizuotą arba bent jau oligopolizuotą komercinių bankų sistemą. Na, nedrįščiau teigti, kad šiuo metu žmogus, kuris nori paimti paskolą, padėti indėlį Lietuvoje, yra priverstas kreiptis į 1, 2 arba 3 bankus. Jis gali pasirinkti 8, 9 ir daugiau. Taip, kad konkurencijos elementai egzistuoja. Na, jeigu taip žiūrėtų, jis dabar nelabai gali pasirinkti nei vieno pagal sąlygas, kurias siūlo bankai komerciniai. Vėlgi, tai yra labai santykiniai dalykai. Jeigu jis būtų, pavyzdžiui, indėlį atnešę šiek tiek anksčiau ir padėjęs ilgesniam laikui, jis būtų laimėjęs. Tačiau klausimas yra toks, kad kai kurie politikai arba net ir specialistai, nors aš nelabai daug žinau specialistų, kurie rėmė nacionalinio komercinio banko idėją, galvoja, kad tai bus tartum savotiškas pinigų maišas, iš kurio galima bus finansuoti labai abejotinus projektus. Na, kaip antai, štai sudėsime visus valstybės pinigus, pervesime šitą banką ir tada kredituosime ir į dešinę, ir į kairę ir panašiai. Koks tas bankas bebūtų, jisai turės veikti pagal bankininkystės dėsnius ir bet koks blogas kreditas turės lygiai tokias pačias pasiekmes, kaip ir kokiame nors kitame komercinėme banke. Todėl man kyla baimė, kad tokio banko veikla Lietuvoje neišvengiamai būtų politizuota, neišvengiamai politikai norėtų eksperimentuoti ir vykdyti visokius keisčiausius projektus iš šito banko pinigų ir galiausiai viskas baigtųsi gana liūdnai. Kaip žinote, valstybinio komercinio banko likimas Lietuvoje vis dar prisimenamas ir deja ne pačiais geriausiais žodžiais.